Šiandien mes darysime spalvų eksperimentą su skittlesais ir vandeniu. Mes taip pat bandysime išsiaiškinti, kaip tirpimas priklauso nuo vandens temperatūros ir kaip paplis spalvos po vandeniu. Mes padarysime bandymą 3 kartus, įpilsime vandenį į vidurį, kad pasiektų skitlesus ir tada žiūrėsim, kaip greitai susimaišo vidury spalvos. Ir darysime bandymą 3 kartus su vandeniu 3 skirtingom temperatūrom. Tai bus pirmas apie 4 laipsnius temperatūros, kitas kambario temperatūros ir kitas apie 40-50 laipsnių. Mūsų hipotezė yra, kad greičiausiai tirpsta su karštu vandeniu. Mūsų nepriklausomas kintamasis yra vandens temperatūra. Mūsų priklausomas kintamasis yra laikas, per kurį susimaišo spalvos. Mūsų pastovūs kintamieji yra lėkštė ir skittlų skaičius. Lėkštėje yra 27 skittlesai ir taip bus 3 kartus. Temperatūrą galima sakyti už apie 10 minučių, bet nedėjo pilnai iki vidurio, tai reiškia neišėjo visos spalvos. Dabar pamatysime, kaip paveiks su šaltu vandeniu. Turėsim mes šaltą vandenį ir žiūrėsim. Apie 4 laipsnių ir 3, 2, 1. Šiek netikėti rezultatai. Išliko panašiai kaip su kambario temperatūra. Irgi aplink 10 minučių jau nustojo spalvos tikėti. Dabar bandysime su karštu vandeniu. Mes pilsime karštą vandenį. Visa spalva iš saldainių išėjo su karštu vandeniu po 6 minučių, žymiai greičiau negu kiti 2 variantai. Yra mūsų grafikas, kaip matote. Ten, kur buvo 4 laipsniai ir 20 laipsnių, plius minus taip pat, kreivė tik šiek tiek eina žemyn. O ten, kur 40 laipsnių, matosi eina žymiai žemiau, žymiai greičiau. Tai reiškia, mūsų hipotezė pasitvirtino. Tenais, kur yra didesnė temperatūra, žymiai greičiau spalvos išeina iš saldainių. Ačiū, kad žiūrėjote.